Man labai norėtųsi akcentuoti, kad santykiai labai svarbu ištikus keblumui, būti vienoj komandoj su vaiku ir nuspręsti kartu, ieškoti būdų, ką mes galim padaryti prieš tą problemą. Pirmas klausimas, kuris man padeda tokiose situacijose, yra, ar vaikui šitoj situacijoje netrūksta jokių įgūdžių. Antras dalykas, kuris man asmeniškai labai veikia santykiuose su vaikais, kai vyksta nesusitarimai, tai kai aš bandau suvokti, kieno čia yra problema. Pavyzdžiui, vaikas ir sako, mama, mačiau ten kažkokį filmuką žiūrėjau, ten buvo pagrindinė herojė, jos plaukai buvo mėlyni, aš irgi noriu mėlynų plaukų. Ir mes iškart sakom, oi ne, tai negalima, baigtų čia, kaip tai mėlyni plaukai, čia tik aš nuspręsiu, kokios spalvos bus to plaukai. Ir klausimas vėlgi, kuris man padeda, kieno čia yra problema. Jeigu vaikas vaikščio su mėlynais plaukais, kuo tai asmeniškai susijęs su manimi? Kodėl man tai atrodo problema? Aš žinau kodėl, nes galbūt, kaip čia dabar pagalvos kažkas ką, arba pagalvos, kaip aš čia leidžiu vaikams daryti bet ką jie tik nori. Bet iš esmės tai yra jau mano tas emocinis nepatogumas. Tie jausmai, kurie ateina į mano kūną. Ir man lengviausiai yra tai spręsti, pasakant vaikui, ne, labai svarbu vaiką nuo pat mažens įgalinti, būti atsakingu ir ieškoti sprendimų už tai, kas vyksta jo gyvenime. Mes kaip tėvai norime daug apie vaikus nuspręsti, mums lengviau. Jeigu mes duodam natūralų vaiko pratesimą, tarsi jis nori kažką daryti, mes sakom, taip, ateik šalia manęs ir daryk. Mes vaikus įgalinam, ištikus problemai, ieškoti sprendimų.